Tai kadangi, vėlgi, žiūrint iš tos pusės, ką darysim, kad jūs turit per antrus studijų metus, o realiai tai bus iki gruodžio, beveik reikia kažkur pasirinkti, vieną iš 2 specializacijų. Tų specializacijų yra 2 studijų programų informacinės technologijos. Tai kadangi įtariu, kad nebūtinai taip aiškiai jau žinot, bent jau ne visi, ką kuri specializacija reiškia, kuo jos skiriasi, tai ir bus va to susirinkimo realiai tikslas šiek tiek susipažinti su tom specializacijom, sužinoti, ką vieno ar kito tipo įmonės veikia ir gal tai padės apsispręsti. Ir irgi ten jau po to pabaigoje, ką darysim, tai irgi galėsim aptarti jums taip pat, kaip studentam reikės pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus po šio semestro, praktiką kitam semestrui nutarti ir taip toliau. Tai vėl, kad neatrodytų taip, kad mes tik tai iš universiteto pusės pasakojom, kas yra kuri specializacija, tai pasikvietėme pagalbą 2 įmonių atstovus. Vėlgi, oficialiai jie yra įmonių atstovai, Justinas iš Finolita, Arūnas iš Blue Bridge'o, bet iš tikrųjų abu dirba ir Vilniaus Gedimino technikos universitete. Tai matysit pagal tai, gal netgi teks kažkada susitikti. Tai būtent Justinas papasakos apie finansinių informacinių technologijų sritį labiau, o Artūras apie informacinių technologijų valdymą. Tai tariu vėlgi, kad daug man nešnekėti, negaišti laiko, kad gal ir galim pereiti prie gal pirmo Justino? Žinoma, puikiai, gerai. Reikės ekraną tau atiduoti? Ne, man ekraną nereikia, aš tiesiog pakalbėsiu, gali palikti tiesiog šitas skaidrės, manau, puikiai čia bus viskas. Tai aš gal pradėsiu trumpai nuo pat pradžių, labai madingas tas terminas dabar yra fintech ir iš tikrųjų truputėlį yra neaišku, apie ką čia kalbam. Tai apskritai fintech yra gana plati sąvoka ir tos finansinės technologijos irgi beje dažnai pasimeta žmonės tarp fintech ir nuvažiuoja arba į fin, arba į tech. Tai yra iš esmės toksai ieškojimas balanso tarp finansų valdymo ir technologijų, kuriomis tai yra pasiekę. Yra 2 tipų įmonės, kurios veikia fintechuose, tai yra licenzijuojamos įmonės, jos užsiima mokėjimais ir jos yra licenzijuojamos Lietuvos banko. 2019 metų Lietuvos banko duomenimis yra virš 120 tokių įmonių, kurios yra skirstomos į mokėjimų įstaigas ir elektroninių pinigų įstaigas. Skirtumas tarp šitų licenzijų iš esmės yra tai, kad mokėjimų įstaiga negali laikyti klientų pinigų, elektroninių pinigų įstaiga gali laikyti klientų pinigus. Na ir dar yra tokios nelicenzijuojamos įmonės, tai tos, kurios nevykdo mokėjimo arba nevykdo nieko susijusio su pinigų srautais, bet irgi priskiriamos prie fintech. Tai viena iš tokių įmonių sričių, kuri šiuo metu yra turbūt pati įdomiausia visai Europai, sakykim, tai yra nuotolinio identifikavimo paslaugos. Kadangi nuo 2016 metų atsirado galimybė klientą identifikuoti jam fiziškai, neteinant į finansinių technologijų ar banko padalinį, tai atsirado tokia niša, kur galima nuotoliniu būdu identifikuotis ir atsidarinėti sąskaitas savo vardu. Dabar, koks yra skirtumas dirbti finteche nuo įprastų įmonių, tai yra tokie, sakyčiau, gal 3 pagrindiniai punktai. Pirma, tai yra labai didžiulis kitimo greitis ir mokymosi dinamika. Tai, ką tu žinai šiandien, rytoj galbūt jau visiškai nebeaktualu ir vis reikia sužinoti daug naujos informacijos, ją greitai įsisavinti. Sprendimai dažniausiai būna netradiciniai, kurie yra diegiami ir tie sprendimai dažniausiai būna iš noro sutaupyti, sakykime, ieškoma, kaip padaryti viską efektyviau. Na, o dar kitas dalykas, ką verta paminėti, tai kad fintechai yra iš tikrųjų visi beveik yra gana jauni, todėl veiklos procesai būna dažniausiai ankstyvoj stadijoje. Todėl iš pat pradžių galima prisidėti prie to, kaip bus dirbama organizacijai. Tikriausiai jums kylas dar toks klausimas natūralus, kuo skiriasi tie fintechai nuo bankų. Tai bankai nuo fintechų arba fintechai nuo bankų skiriasi tuo, kad bankai gali išdavinėti paskolas ir jiems yra atskiros specialios licenzijos. Jiems taikomi gerokai didesni reikalavimai ir jų yra patvirtinta gerokai mažiau. Taip pat yra 2 tipų licenzijos, kurios yra išduodamos bankams, tai yra specialusis bankas ir pilna bankinė licenzija. Dabar pakalbėkim gal truputėlį apie tai, kokios yra pagrindinės veiklos fintechuose. Tai kaip galite tart iš techninės pusės, aš pasistengsiu paliesti tik techninę pusę, tik truputėlį įlendant į valdymą. Tai turbūt vienas svarbiausių dalykų yra software developmentas. Ir čia turim
pagrindinį dėmesį, manau, integracijoms ir duomenų ištraukimui. Čia yra labai, labai svarbu, kad beveik visas softas, kurį developinam, jisai iš esmės turi jungti su kažkuo, tas kažkas dažniausiai yra kiti komponentai, kurie yra teikiami kitų įmonių ir apie tai dar papasakosiu truputėlį vėliau. Na ir tas duomenų ištraukimas yra, ko gero, svarbiausia funkcija. Toliau yra DevOpsai. DevOpsai yra dvejopi fintechuose. Vieni yra tie iš software pusės, kurie tiesiog eina ir sprendžia bėdas ir debugina, bet dar yra ir kitokie DevOpsai. Tai yra tie, kurie užsiema operacijom iš operacijų pusės. Tai yra tam tikras standartizuotas būdas, kaip yra keičiamas informacija. Tai yra toks ISO 20022 formatas XML-inis, kurioje yra keičiamasi informacija bankinės žinutės, tarp bankinės žinutės. Na ir ten dažnai vyksta tam tikrų niuansų, kuriuos reikia išspręsti labai staigiai, kadangi yra įsipareigojimai su klientais, kurie turi būti užtikrinami pakankamai greitai išsprendžiami. Na be abejo, toliau yra adminai, tai sistemų administratoriai, kuriems tenka irgi labai nemažas krūvis ir ypač tai yra dėl kompiuterinių darbo vietų ir ryšių kanalų saugumo. Ir ten atsiranda tokie labai, labai sudėtingi taikomi ir šifravimo algoritmai ir jų suderinamumas. Tarkim, jeigu yra kažkoksai sudaromas tunelis, kai bendraujama su ten kažkokiu paslaugos teikėju ir dažniausiai yra šifruojamas IPsec su ten, tarkim, Diffie-Hellmano algoritmais, kurie turi gausybę parametrų ir nors vienas parametras, ten, jeigu nesuvažiuoja, tai visas tunelis lūžta. Tai tokių niuansų ten yra be galo daug. Toliau yra duomenų analitikai. Duomenų analitikai yra labai aktualu, kadangi pagrindiniai pinigai fintechuose, kad ir kaip bebūtų keista, tai yra iš duomenų analizės ir iš to, kaip tie duomenys interpretuojami ir kokie po to yra verslo sprendimai priimami. Na, tada taip pat yra tokios veiklos rytis kaip AML, tai yra pinigų plovimo prevencija, ir KYC, tai yra Know Your Customer, tai yra informacijos surinkimas apie klientus. Šitos rytis jau yra daugiau prie valdymo, bet ir iš techninės pusės yra tam tikros būtinos integracijos su duomenų bazėmis, iš kurių yra išgaunami tie duomenys, ar klientas yra tinkamas ir ar gali būti leidžiamos jo transakcijos. Na ir pabaigai dar pasilikau vieną tokią profesiją, kuri yra ypatingai svarbi ir labai artima man, tai yra informacijos sauga. Informacijos sauga yra taikomi ypatingai griežti reikalavimai visoms organizacijoms, kurios dirba tiek su finansais, tiek su asmens duomenimis. Fintechai dažniausiai pasižymė, kad dirba ir su tuo. Todėl reikia atitikti labai daug reikalavimų, ateinančių tiek iš Lietuvos banko, tiek teisės aktai, kurie yra valstybiniai, tiek yra tam tikri standartai. Ypač jeigu užsiemam mokėjimo kortelėmis, tai atsiranda PCI DSS, kuris irgi turi skirtingus lygmenis ir jo taikymas ir diegimas yra iš tikrųjų labai įdomus iššūkis. Na ir dar tada papasakosiu pabaigai apie tai, visgi kaip tos sistemos iš ko susideda ir kaip jos atrodo. Tai jeigu mes kalbam apie mokėjimais užsiimantį fintechą, tai pagrindinis jo komponentas visada vadinasi tas core banking. Tai yra tokia sistema, kuri iš esmės jungiasi prie Lietuvos banko prižiūrimos, tarkim, čia vienas iš variantų, prie Lietuvos banko prižiūrimos CentraLink sistemos ir tenai vykdo SEPA tipo pavedimus arba prie bet kurios kitos, ten yra Swiftas, yra įvairių alternatyvių mokėjimo būdų. Tai žodžiu, tas core banking jisai turi prisijungti prie tos sistemos ir su ją bendrauti. Iš kliento pusės yra sukūriami vadinamieji kanalai. Kanalai tai yra būdai, kaip klientas gali pasiekti savo paskyrą. Tai tie kanalai, dažniausiai tai būna webas ir mobilus kanalas, bet tai be abejo yra neapribota ir pagal poreikius gali būti iš esmės bet kas. Tuomet turime tokį komponentą kaip back office, kuris prižiūri visas transakcijas ir ten personalas tos fintechinės įmonės gali prižiūrėti, kas ten yra vykdoma. Toliau yra tie minėti pinigų plovimo prevencijos įrankiai, tai šitas dalykas yra labai, turbūt vienas iš kritinių
norint užsitikrinti, kad fintechas galėtų veikti, tai yra turėti labai stiprų pinigų plovimo prevencijos įrankių rinkinį ir kad jisai būtų labai veiksmingas. Todėl, kad ES skiria ypatingą dėmesį sritims tokioms kaip terorizmo finansavimo prevencija ar finansiniai nusikaltimai. Toliau turime CRM toolsus, kurie irgi yra labai svarbus, kurie prižiūri santykį su klientais ir ten laikomi įrašai apie tai, kokia buvo visos sąveikos. Na, be abejo, augant organizacijai ir siekiant atsekamumo, kadangi yra periodiniai auditavimai, tai labai rekomenduotina yra turėti dokumentų valdymo sistemą, kur jauni fintechai, kurie iš pradžių atmesdavo šitą galimybę, vis daugiau ir daugiau supranta to svarbą ir galbūt jie pradeda nuo kažko tokio paprastesnio ir ten įsidiegia tiesiog SharePoint'ą ir jį po truputėlį modifikuoja, vėliau supratę, kad ten reikės kažko truputėlį gilesnio ar didesnių išvalgų, tiesiog pasiema ir nusiperka kokią nors pažangesnę sistemą arba galbūt sistemą, kuri yra jau sukurta ant SharePoint'o. Na ir paskutinis komponentas, kuris yra labai įdomus ir naujoviškas ir jis yra naudojamas duomenų analitikai, tai yra DWH. DWH, tai yra Data Warehouse, tai yra tiesiog vieta, kur yra surenkami visi duomenys ir jie yra specialiai apdorojami tam, kad iš jų būtų galima daryti kažkokias tai išvadas ir su jais dirba pagrinde duomenų analitikai. Tai manau, kad trumpai apie tai, kas pas mus vyksta ir būtų tiek, o gal turit kokių klausimų? Nebijokit klausti, jeigu įdomu. Ar norėsit vėliau? Gal vėliau, o kas? Na gerai, jeigu dar bus, jeigu spės. Dar biškai pabūs. Ja, jeigu ką, vėliau irgi galėsit klausti manęs, aš jeigu ką perduosiu ar panašiai, kaip nors susiderinsim. Tai čia buvo apie fintecho tą dalį, kaip iš principo pamatėt, kad realiai tas fintechas gaunasi tarsi irgi IT įmonė, bet jo specializacija labiau susijusi su, nežinau kaip tiksliai apibūdinti, aš dažniausiai vadinu e-mokėjimais. Taip labai siaurai. O kitos įmonės atstovas, būtent Arūnas Šaltis iš Blue Bridge, papasakos labiau apie tą informacinių technologijų valdymą. Tai iš dalies bus ir tai, ko reikia fintecham, bet labiau specializuoti. Tai vėl, turėčiau nustoti dalintis ekraną, norėsit savo ar palikti tą? Palikit tą, aš nusprendžiau be skaidrių šį kartą, nes labiau į studentus įsiklauso, ką sakai, o nežiūri į nuostabias skaidrės. Na gerai. Tai sveiki, aš esu Arūnas Šaltis, baigiau Vilniaus Gedimino technikos universiteto elektronikos fakultetą, dasimušiau iki daktaros laipsnio ir tada nusprendžiau išeiti į platųjį pasaulį, turėdamas docento laipsnį pedagoginį kišenėje. Tai dabar žiūrėkim toliau, žiūrėkim apie informacinių technologijų valdymą kaip tokį. Tai Justinas jau daug ką papasakojo ir jaunimui, kas yra svarbu, iš principo, tai iš tikrųjų yra svarbu kryptis, kurioje tu sėdi, iš kitos pusės yra svarbu darbas, kurį tu konkrečiai darai. Ir Justinas labai teisingai papasakojo, kad realiai visose IT įmonėse mes darbus galim suskirstyti keletą tokių esminių barų. Tai yra pirmas dalykas ir visiems labiausiai žinomas, tai yra programuotojai ir programuotojų realiai reikia labai daug, jie daug programuoja, tačiau programuotojai skirstosi dar į keletą sričių. Aš juos skirstau į tokius, kurie programuoja grafinę vartotojo sąsają, programuoja duomenų stumdymą iš duomenų bazę į duomenų bazę ir programuoja tokius specifinius dalykus. Tai šito vietoje reikia sakyti tai, kad labai dažnai fintechė, teisingiau informacinių technologijų valdymą reikalingi programuotojai arba reikalingos programavimo žinios, kurios būtent reikia suprogramuoti specifinius dalykus. Tai čia tiesiog taip, bet realiai, jeigu mes pasirinkom programuotojo darbą, tai programuotojų galima dirbti įvairiose srityse, įskaitant ir fintechą, įskaitant ir visus kitus dalykus. Tačiau šalia tų programuotojų, kokios darbai yra. Ir antra grupė, kuri yra iš principo vos mažesnė pagal darbų apimtį, tai yra būtent sistemų administratoriai. Dabar sistemų administratoriai skirstosi į labai daug dalykų, duomenų bazių, tinklų, kompiuterinių darbo vietų, DevOpsai tam tikrą prasme ir taip toliau. Ir jų indėlis į firmos
firmos darbo yra nemažiau svarbus kaip programuotojų. Dabar ir būtent šitą informacinių technologijų valdymo sritis ir susijusi labiau yra su ruošimu sistemų administratorių. Dabar reikia labai aiškiai apsibrėžti, kas yra sistemų administratorius ir kuo jisai skiriasi nuo programuotojų. Aiškiai, grubiai tariant, sistemų administratorius labiau žino pačią infrastruktūrą, tai yra kas, kaip, kur sujungta, kas, kaip, kur padėta, koksai diskas prijungtas, kur kokia operacinė sistema suinstaliuota, kaip ten kokie nors ten konteineriai paleisti, kokie ten kubernetės, panašus dalykai. Grubiai tariant, programuotojas rašo kodą, sistemų administratorius užtikrina tai, kad tas kodas veiktų ir teiktų paslaugas klientams. Ir šitoj vietoje va čia ir atsiranda tas informacinių technologijų valdymo specializacijos niša, kur mes jūs supažindiname su įvairiausiais dalykais tam, kad jūs galėtumėte tapti sistemų administratoriumi. Dabar kokios čia yra pagrindinės sritys, kurios mes dirbam. Tai yra pirmiausias dalykas, tai yra serveriai. Serveriai skirstomi į serverių aparatinę dalio administravimą, jų labai retai mažai reikia, ir tai yra vieninteliai sistemų administratoriai, kurie dirba su atsuktuvais. Toliau mes turime operacinių sistemų administratorius, kurie prižiūri operacinės sistemas, tai yra Linuxas ir tokia niekam tikusi operacinė sistema kaip Microsoftas. Po to mes turim duomenų bazių administratorius, toliau mes turime tinklų administratorius, turime saugumo administratorius. Ir va šitie visi administratoriai, iš principo, mes šitoje specializacijoje ir bandom supažindinti jūs su būtent kokios ten technologijos supasi tam, kad jūs galėtumėt jau pabaigę universitetą pasirinkti, kas kur yra. Dabar kaip atrodo darbo diena sistemų administratorius. Jis yra labai įdomi, ta prasme, iš principo sistemų administratorius, kas yra geras sistemų administratorius? Geras sistemų administratorius yra tas, kuris per visą dieną žiūri tik tai YouTube, nes pas jį viskas veikia, arba viskas padaryta taip, kad viskas veiktų automatiškai, taisytų automatiškai, pasileistų kodas automatiškai ir taip toliau. Ir šiuo atveju sistemų administratorius yra šiek tiek tinginys, lyginant su programuotojom, tačiau nereiškia, kad jo darbas nemažiau įdomus. Jisai gal kaip tik įdomus, nes pilnas iššūkių, nes ten įdomiau viskas gaunasi, ten labiau daug komponentų reikia sužiūrėti. Dabar, jeigu žiūrint į ateitį, tai reikia nepamiršti tokio dalyko kaip debesų technologijos arba debesų kompiuterija. Ir šiuo metu, jeigu mes pasižiūrėsime į dabartinę situaciją, ir ta prasme, Justinas galbūt prisidėtų, ta prasme, kad prie mano minties, kad šiuo metu firmos jau nustoja pirkti aparatinės geležis, aparatinę įrangą, nustoja pirkti operacinės sistemas ir visą savo infrastruktūrą iškelinėja į viešuosius debesis. Viešųjų debesų pagrindiniai operatoriai yra šie, tai yra Amazon Web Services ir Google Cloud Platform, tam tikrą prasme yra Microsoft Azure. Ir šituose dalykuose, žiūrint iš šiandienos perspektyvų, tai yra studentai, kurie pabaigs, yra tikėtina, kad jūs daugiausia darbo turėsit būtent su šitais viešaisiais debesimis, lyginant su, sakykime, su tais žmonėmis, kurie pabaigė mūsų universitetą prieš 10 metų. Jie daugiau dirbs su atsuktuvais, jūs daugiausia dirbsite su viešaisiais debesimis. Ir čia atsiranda toks dalykas, kad viešuose debesyse pelės nebereikia. Reikia juodo ekrano ir reikia tam tikrą prasme tą visą infrastruktūrą, kurią mes prisižiūrim arba kuriame reikia programuoti. Tai iš čia ir atsiranda toks dalykas, kad sistemų administratorius tai yra toks administratorius, kuris moka programuoti sisteminius dalykus ir kuris parašęs kodą gali ramiai savo žiūrėti YouTube nieko nedarydamas. Tai, sakykime, žiūrint dabar į tas informacinių valdymų sritis, tai reikalingos žinios tam, kad jūs galėtumėt valdyti viską, tam, kad programuotojai galėtų tik tai programuoti ir nesukti galvos, kaip kur veikia, jūsų galvos skausmas bus užtikrinti tai, kad viskas veiktų ir žydėtų ir jums nereikėtų, ir jūs turėtumėt laiko žiūrėti YouTube. Tai viskas iš mano pusės, aš pasistengiau kaip galima trumpiau, jeigu turit klausimų, prašau klausti. Tai kadangi jau buvo abiejų įmonių atstovai, jeigu turite apie jų veiklą, klauskit, nes toliau ką darysim, kad labiau pereisim apie būtent, ką jūs studijuotumėt vienoje ar kitoje specializacijoje.
Tai negarantuoju, kad jie pasiliks ilgai toks klausytis, tai turi paskutinę galimybę. Aš turiu klausimą, tai gaunasi, kad informacinių technologijų valdymo sritis yra žymiai platesnė ir daugiau yra, taip tariant, profesijų, kur galima bandyti ten dirbti ir panašiai, taip supratau? Aš supratau, kad čia klausimas man, Arūnas Šaltis. Realybė yra tokia, ta prasme, sakykime, aš dirbu kompanijoje, kurios prižiūri ir bankus ir sakykime taip, tie žmonės, kurie yra nesusipažinę su fintecho technologijom, tai jie negali, taip sakau, jiems labai sunku prižiūrėti bankinės sistemas. Ta prasme, tas core bankingas, pavyzdžiui, ir panašiai, tam reikia labai specifinių žinių. Tai iš vienos pusės galima sakyti taip, kad informacinių technologijų valdymo sritis yra platesnė lyginant su finansinių informacinių technologijų sritim. Tačiau neužmirškim tai, kad žodis finansinė automatiškai reiškia, kad jūs dirbate su bankais. Bankai automatiškai yra neriboti IT biudžetai, didelės komandos, team buildingai, kas ten dar, ta prasme, šitas stalo futbolas kiekviename aukšte, PlayStationai ir panašiai. Tai realiai, ta prasme, darbas finansiniai, fintechiniai srityje iš principo tam tikrą prasme, nors ir siauras, tačiau ten irgi yra nemažiau įdomu. Ten, kur yra visa kita, už fintecho mes turim kitas technologijas, ten jau prasideda nukarpyti biudžetai, įmonėse nemokamai bananų nedalina ir taip toliau. Tai šito vietoj ir taip ir ne, ta prasme. Finansai yra finansai, visa kita yra visa kita. Finansai turi savo žavesį, visa kita irgi turi savo žavesį. Tai yra, kiekvienas galim surasti, kas kur yra. Bet jeigu mes einam į finansus, tai pabaigęs informacinių technologijų valdymo specializaciją, nueiti į finansinę sritį, ten reiks mažiausiai metus kokius nors praleisti tam, kad įsigilinti, kaip tie bankiniai dalykai veikia. Pasme, šiuo atveju be pradinio pasirašymo eiti į banką dirbti galima, bet sunku. Tai dėl to ir yra ta specializacija tam, kad tie žmonės, kurie nusprendė, kad eiti į banką, tai tie ir turi eiti į banką. Dabar Justinas galbūt man oponuotų, tačiau, sakykime, kodėl aš nepasirinkau banko, o todėl, kad aš nemėgstu nešioti kaklaraiščių ir švarko. Aš mėgstu vaikščioti su džinsais. Bankai turi savo tam tikrą dress kodą, ta prasme, aprangos kodą. Tai šito vietoje irgi tam tikrą prasme ten reikia tą dalyką atsižvelgti. Žinokit, ne visi, Justinas kaklaraiščio nesu mačius, kad dėvėtų. Aš turiu paoponuoti, aš su Batmano Maika sėdžiu, žinokit. Ką aš norėjau pasakyti, labai teisingos mintis ir apskritai, jeigu žiūrėt iš tos pusės, kad kiek įmonių aš galiu darbintis po to ir kiek manęs reikės, tai sysadminų tikrai reikės daugiau didesniam skaičiui įmonių, bet čia irgi yra labiau, ar jūs tiksliai žinote, ko norite ir norite taikyti kažkur, kur jums yra įdomu, ar jūs norite to daugiau bendrumo. Tai nėra nei viena sritis, nei kita, manau, nei platesnė, nei siauresnė. Iš esmės, tai jos yra visiškai skirtingos. Ir kiek yra finteche daugiau veiklų, tiek yra sysadminas platesnė savoka ir gali veikti daugiau įmonių. Tai manau, kad toks būtų pagrindinis skirtumas. Bet ar jums kažkur atsidarys daugiau durų nuo to, kad pasirinksit vieną ar kitą? Manau, kad labai panašiai. Tai va čia aš irgi šiek tiek taip apibendrinant, ką jie sakė, savo požiūrį, kad tarsi tų sistemų administratorių, informacinių technologijų valdymo dabar yra daugiau įmonių ir tam pačiam fintechui girdėjot irgi tų pačių praktiškai gebėjimų reikia, ką jie skiria. Tuo tarpu fintechas, jisai tarsi po biškį tai perima iš bankų dalį ir irgi turi savo nišą. Ne visai tame lygi, kaip tarkim jūs dabar e-mokėjimus darot, kad visur tai bus, bet tai nėra, kad visiškai skirtingos sritys, jo šiek tiek siejasi, bet ir turi savo specifiką. Tai viena buvo drąsi klausimų, kiti kol kas turit, neturit? Aš dar vieną tokį kvailą pakankamai gal paklausiu, bet kuri tuomet gaunasi sritis yra, perspektyvesnė, ar iš tikrųjų čia nėra skirtumų? Oi, čia sudėtinga klausimas, nieks nežino. Aš galiu atsakyti labai lengvai. Nes sritis yra perspektyvesnė, o jūsų asmenybė. Viskas priklauso nuo jūsų. Jeigu esate labai žingeidi, norite daryti dalykus ir nebijote, jums bus perspektyvi bet kuris sritis. Jeigu esate uždara, kaip matau, nes užduodat klausimus vienintelį, jeigu esate uždara, nieko nenorite sužinoti naujo, kiekvienoje srityje rasite nepereinamų sienų, kurios jums trukdys
būti laimingai. Taip, kad aš manau, kad čia yra visiškai asmenybinis klausimas, o sričių perspektyvumas yra reikėtų ieškoti, kas jūs labiau džiugina, o ne vaikytis srities perspektyvų. Supratau, ačiū labai. Aš irgi pritarčiau Justino nuomonė, kad realiai perspektyvumą lemia nuolatinė paieška perspektyvumo. Šiuo atveju mes nesam orakulai, bet realiai, sakykime, aš pabaigęs universitetą pakankamai daug, tai per savo gyvenimą aš gal pakeičiau 5 sritis, ir tuo metu, kad aš juose dirbau, tai jos buvo perspektyvos, kai mažiau tampa jos perspektyvos, migruoja į kitą pusę. Realiai informacinėse technologijose, nesvarbu, ar tai būtų fintech ar visa kita, yra nuolatinė migracija vis naujas ir naujas sritis. Tai čia yra klausimas toksai, ar užsisėdi ir žinai, tiesiog kaip beždžionėlė spaudinėti vieną mygtuką, jeigu kažkoks tai langas iššoka, tai yra vienas variantas ir tu būsi laimingas, jeigu tau to užtenka. Kitas variantas yra nuolatinė paieška, nuolatinis skaitimas, nuolatinis domėjimasis ir bandymas, klaidos. Tai pasme, neišgąsdinant darbas po 12-16 valandų, bet tada tu tiesiog iš to gauni kaifą. Realiai perspektyvų yra tai, iš ko tu gauni kaifą. Nes dirbti reikia tada, kada tu gauni kaifą. Pat kada atsikeli galvoji, yes, eisiu į darbą, o savaitgalį teini galvoji, blin, bosas uždraudė savaitgalį į ofisą. Negerai, kažką reiks daryti, nuliūdau. Tai va čia yra esminis dalykas. Viskas priklausys, Marija, nuo tavęs. Taip, aš panašiai sakydavau tiem IT studentam, jeigu pasirinko tą studijų programą, čia nebūtinai šiaip kas susijęs su IT, ir nesimokysit, tai labai greitai išeisit į pensiją. Ne gerąją prasme, kad užsidirbsit labai daug ir užteks iki mirties, bet ras kas geresnė. Tai jūs norit, nenorit, privalėsit mokytis po truputį. O irgi pritariant Arūnui, kai aš stojau, įsivaizdavau, kad būsiu kompiuterių prižiūrėtoja, po to programuotoja, projektuotoja, bele kokį 10 praėjau, ko aš noriu būti, bet po to susiklosto, kad besimokindami vieną ar kitą, atsirenkat, kas jums labiau patinka. Tai ir čia aš siūlyčiau ne tiek žiūrėti, kuri perspektyvesnė, kur didesnis atlyginimas, o kur jums įdomiau, kur tikit, kad galėtumėt, kaip sakė Arūnas, ir tarkim po darbo dar galvoti, o kaip ten būtų galima padaryti ar panašiai. Sakykime taip, ta prasme, būkit ramus, jūs tikrai gausit paskolą būstui ir tikrai važinėsite su mažiausiai su Volkswagenais. BMW Lietuvoje prasta mašina, taip kad negadinkit markės aitišnikų. Taip, tai nesvarbu, kurioje srityje būsit, mašiną ir butą tikrai turėsit, būkit ramus. Įdomus požiūris. Tai atsirado dar žingeidžių klausančių. Dar pasimokins drąsos vadinasi. Tai va toliau papasakosiu apie būtent tas specializacijas, tai nežinau, ar dar pasiliks svečiai ar ne. Jeigu ką, labai ačiū. Ačiū jeigu labai. Jeigu bus klausimų, kaip sakiau, studentų klausimus, jeigu man parašys, persiųsiu jums. Gerai, viso geriausio. Jeigu bus klausimų, tai tiesiog paprastą telefoną paskambinkit, mes iš naujo prisijungsim. Ai, tai čia jeigu dabar. Gerai. Jeigu dabar bus klausimų. Galite pasilikti, čia matysit, kaip norit. Gerai, aš tada išjungiu. Gerai, tvarkoju, pasilieku tada tiek to. Gal ką primeluosiu. Gerai. Tai kad nebūtų taip nejauku. Tai va, ta sekanti dalis, tarsi apie ką norėjau papasakoti, nes jie jums papasakojo apie pačias veiklas įmonių, tai toliau labiau žiūrint iš to, o ką jūs studijuosit. Tai vėlgi, va čia toj skaidriai tokios bendros žinios, kad jūs 1-2 metus studijuojat tą patį, nesvarbu, kuri specializacija, netgi 1 metai beveik visi FMF sutampa, nesvarbu, kokia studijų programa, o jau 3 metų 2 pusmetį turit būtent rinktis vieną iš 2, arba finansinės informacinės technologijos, arba informacinių technologijų valdymas. Iš karto šiek tiek užbėgsiu įvykiam iš akių. Jeigu būtų studentų daug, tada gali būti, kad vienu metu abi specializacijos veiktų. Jūsų, kadangi yra tik viena grupė, o specializacijų reikia bent 15 studentų, kad grupė būtų nemažesnė. Tai va, jūs tarsi visi ir turėsit kolektyviai nutarti, kurią iš jų jūs renkatės. Nes, pavyzdžiui, pernai studentai rinkosi informacinių technologijų valdymas, tiek užsieniečiai, tiek lietuviai. Tai kaip šiandien bus, matysit, jūs nutarsit, dar kol kas ir neklausiu.
Ir 4 metai jau irgi gausit, kad jūs bus keletą dalykų bendrų, kuriuos studijuosit, bet dalis dalykų būtent skirsit, čia jeigu būtų 2 specializacijos vienu metu. Bet dalis yra būtent specifinių tai specializacijai. Tai vėlgi tas specifiškumas iš to realiai ir atsiranda, kaip girdėjot, kad tam pačiam fintech'e irgi reikia išmanyti ten sistemų administratoriaus tam tikrus pagrindus ir panašiai. Tai va, jeigu žiūrėtumėm, kas ta specializacija yra, tai realiai būtų kažkokia siauresnė sritis, nes vėl, kai jūs rinkotės tikėtina tą studijų programą informacinės technologijas, jinai ir skamba labai plačiai, kad neaišku, ar ir programuotojais tarsi galit būti, ir administratoriais, ir dar bet kuo, tai čia jau tarsi gausis, kad jūs iš tos plačios šiek tiek pasisiaurinat, susikoncentruojat, kur daugiau dėmesio norėsit skirti, į kurią iš jų. Dėl to pagal tai skirsis, kokius studijų dalykus studijuosit, ir jūsų bakalauro darbas turės būti susijęs būtent su ta specializacija. Tai yra, jeigu jau pasirinkot, tarkim, informacinių technologijų valdymą, tai neturėtų būti bakalauras apie kažką, kas visai nesisieja. Vėlgi, tas nesisieja, dažniausiai vis tiek randat per kur susėti, bet. Tai va, žiūrint į tas 2 specializacijas, ta fintech'o, FIT mes dažniausiai ją trumpinam, labiau skirta tiem, kas domisi fintech sritimi, tarsi tie šiuolaikiniai finansai, bankininkystės ir taip toliau. Tuo tarpu informacinių technologijų valdymas, tai būtų labiau tie, kas domisi, vėlgi, kaip girdėjot, abi tos sritis labai plačios, viską aprėpti nerealu, tai irgi gausis, kad tarsi tos informacinių technologijų valdyme jūs daugiau turėsit tinklų, informacinių technologijų valdymo pagrindų saugos. Nes vėl dabar šiek tiek taip, Justinas pasako, kaip fintech'e yra svarbu sauga. Tai saugos jūs vieną modulį turėsit kitais metais irgi rudenį ir fintech'as daugiau į saugą nesigilins, nes jiems specifiškesnė ko tarsi į TV neturės ir bus ta finansinė dalis. Ten tikriausiai, nežinau, gal jums ne taip, man ką jis išnekėjo, daug buvo tokių terminų, kur nežinau, ką čia reiškia, nes nesu fintech'o specialistė ir panašiai. Tai labiau bus susipažinti su ta fintech sritimi ne tiek iš techninės programinės pusės, bet ir tas šiek tiek bus apimama, kiek labiau iš to, kas tai yra, kaip valdoma, kaip veikia ir panašiai. Tai va šiuo atveju informacinių technologijų valdymo ir apims tiek tinklus, tiek valdymą, tiek saugą, ką vėliau niekas nedraudžia eiti į tas pačias fintech'o įmonės ir dirbti tais pačiais adminais, o ne tie, kas, tarkim, atsakingi už pačių finansinių sistemų ar ten procesų valdymą. Tai dabar, jeigu konkrečiai apie kiekvieną iš jų, tai vėlgi, su ta fintech'o sritimi, tarsi kas iš ko tas susideda, tai va ten ir bus įvairūs sprendimai, IT sprendimai, kurie susiję su netradiciniais bankais. Tie netradiciniai tai būtų dažniausiai irgi va tie, kaip girdėjote, ten mokėjimai įvairūs, kurie nereikalauja eiti gyvai į banką, įsiimti kortelę ir panašiai. Dėl to jums tarsi ir bus reikalingos papildomos žinios apie finansus ir viena iš tų dalių, kur irgi studijų programoje akcentuojam, ką Justinas minėjo, integracija tarp sistemų. Dėl to jūs irgi programavimo liesit, jisai labiau bus susijęs, kaip suintegruoti kelias sistemas, kokie yra būdai ir panašiai. Ir labiau su tuo taikymu esamų produktų ir panašiai. Tai žiūrint į dalykus, tai tas specializacijos bus jums konkrečiai 3 semestrai. 6, 7, 8. Tai yra 3 metų pavasaris ir visi 4 metai. Tai čia kai kas bus bendro. Pavyzdžiui, gamybinė praktika 2, tai vėlgi eisit į praktiką, tai tikėtina, kad čia jau ir rinksitės tas įmonės, kurios susijusios su specializacija. Tada irgi iš tų, ką bendrai, nesvarbu nuo specializacijos studijuotumėt, bus laisvai pasirenkamas dalykas, tai irgi apie tuo šnekėsiu, rinksitės bet ką norite. Tada, kas dar bus bendra, paskirstytų sistemų pagrindai. Tai vėlgi šnekėjo tiek vienas, tiek kitas apie cloudinės sistemas ir panašiai. Tai va čia bus ne tiek apie patį cloudą, kiek labiau, kai turime sistemą ar duomenų bazę ar bet kokią ir mums neužtenka vieno kompiuterio, kaip jį išskirstyti į skirtingus, kaip valdyti, kaip nuo to skiriasi programavimas tokių sistemų ir panašiai. Tai vėlgi va šį dalyką turės abu, nes tas sritis svarbi tiek fintech'ui, tiek informacinių technologijų valdymui. Tuo tarpu, kas atsiranda specifinio būtent fintech'am, tai elektroninės operacijų sistemos, tai čia žinokit gudrus lietuviškas pavadinimas nuo to tipiško blockchain. Turiu omeny, nesinorėjo tik tai blockchaino apsiriboti,
ir įvardinti konkrečiai, tai dėl to toks bendresnis. Tai čia bus apie tokio tipo technologijas. Tada finansinių sprendimų pagrindai, tai čia bus verslo vadybos fakulteto modulis, kur labiau apie tuos finansus, tuos visus gudrius terminus, kuriuos tarsi turėtumėt žinoti, išmanyti, kad suvoktumėt, kaip veikia finansų sektorius, sąsajos su bankais ir panašiai. Ir tada duomenų bazių valdymas. Tai vėlgi viena iš tų dalių, kur pakankamai reikalinga apie tai, kaip duomenys saugomi, kaip juos apdoroti ir panašiai. Tai čia su 6 semestru, 7 semestre jau bus, pradėsit rašyti bakalauro darbą, tai vėlgi čia bendrai visiems. Dar vėlgi, kas iš bendrų bus informatikos teisė, nes norit, nenorit, visiems reikėtų tą sritį žinoti, ir kompleksinis projektas. Tai kompleksinis projektas vėlgi bus tarsi bakalauro tąsa, kai jūs turėsit padaryti vieną didesnį projektą iš tų dalykų, ką prieš tai studijavot. Ir labai dažnai studentai tą, ką padarė kompleksiniam projektui, vėliau ir tęsia kaip bakalauro darbą. Tai čia tarsi gausis, kad bakalauro darbas vienas jūs teorinę dalį pildysit, kompleksiniam projekte praktinę dalį. Iš kas atsiranda vėl su Fintechu, tai rizikos valdymas. Tai čia vėlgi tiek susiję kartais būna su saugos rizikom, tiek plačiaja prasme su rizikom, nes tom visam finansiniui sektoriui vienas iš tų svarbesnių dalykų yra rizikų vertinimas, nes pavyzdžiui, irgi čia šiek tiek nuklystam. Tie patys bankai, kada jums sprendžia, ar suteikti paskolą ar ne, jie ir remiasi rizikos analizę. Kokia tikimybė, kad jūs tikrai sugebėsit grąžinti, arba ar tikrai jiem atsipirks visa ta paskolos davimas ir panašiai. Tai bus apie rizikos valdymą tik tai 3 kreditų, tai čia viena paskaita per savaitę dažniausiai, kad pačius pagrindus suprastume. Tada vėlgi turėsit dalyką debesų kompiuterija, tai čia tarsi ir bus apie cloudą, apie tai, kaip dirba cloudinės sistemos. Žmogaus kompiuterio sąsaja čia tarsi modulis, kurį beveik visi FMF studentai IT srityje studijuoja, tai jisai jums yra paliktas dėl to, kad viena iš tų dalių, ko tarsi kas netaip svarbu yra informacinių technologijų valdymui, tai jums reikės užtikrinti, kad jūsų tie sprendimai yra draugiški vartotojui. Tai čia ir bus apie tai, kaip vartotojo sąsają kurti, kaip ryšį tarp jų užtikrinti ir panašus dalykai. Ir finansų rinkos ir institucijos, vėlgi, kad gautume tų žinių, nes ten turėsit, jeigu pasirinksit, yra finansinių sprendimų pagrindai, kaip pačius sprendimus priimti, o čia labiau apie institucijas, tai tie patys, kaip sakė, tarkim, su Lietuvos banku, Centredlink ir panašiai, tos institucijos, tarp kurių jūs dažniausiai ir turėsit tam fintech sektoriui arba užtikrinti duomenų mainus, arba kažkokių duomenų pasiėmimą iš jų teikimą ar panašiai. O 8 semestre taip nepavyko padaryti, kad visai tik tai bakalaurą rašytumėt, bet iš vienos pusės kaip ir gerai, nes galėsit ir rašyti, ir tuo pačiu konsultuotis, jeigu vėl nebus karantino gyvai su dėstytojais. Tai net 2 moduliai bus skirti bakalauro rašymui, tai vienas dažniausiai būna, kad jūs atsiskaito taigi sesijos, o kitas jau pats gynimas. Ir vėlgi turėsit dalykų tokių kaip duomenų gavybos pagrindai, tai ką minėjo, kad duomenų analizė, duomenų analitika svarbi. Organizacinių informacinės sistemos, tai apie tas sistemas, kurias dažniausiai naudoja tie patys CRM, DVS ir panašiai. Ir finansinės informacinės sistemos ir jų integracija, čia jau konkrečiau apie tai, kaip kokio tipo sistemos, kokiais dažniausiai būdais yra integruojamos tarpusavy. Tai tarsi tie 3 paskutiniai semestrai, kurie ir skiriasi tarp specializacijų fintecho, atrodo maždaug taip. Tas skaidrės, kada dariau paveikslėlius, ėmiau iš VGTU puslapio ir irgi jūs, jeigu norėsit, galit nueiti prie studijų programų, susirasti ir netgi prie kiekvieno dalyko matysit aprašus, išsiskleisit. Tuo tarpu, jeigu dabar šnekėtumėm apie informacinių technologijų valdymą, tai vėl daugeliui tas informacinių technologijų valdymas siejasi su sistemų administratorium. Daliai šiaip žmonių jisai siejasi ir su tais vadinamais DevOpsais. Tai tas DevOps tarsi ir išeitų, kad developeriam kaip čia dabar pasakius tvarkingai, paruošti, prižiūrėti jiems visą reikalingą infrastruktūrą ir panašiai. Tai vėlgi šioj specializacijai nebus tik tai tie, kaip įsivaizduoja dažniausiai, nes daugelio vizija, kad
Sistemų administratorius tai tas, kuris nešneka, naktį dirba prie juodo ekrano, kažką ten su nieko nebendrauja ir taip toliau. Tai ne, čia nebus visai toks, kad gausis, kad irgi šiek tiek plačiau žiūrėsit į tą administratorių, nes dabar tikrai neapsiriboja tik tai tokiom funkcijom, reikia administratoriam irgi bendrauti su žmonėm. Tai vėl, jeigu apeitumėm dalykus, ką matė, tai vėlgi ta pati gamybinė praktika, laisvas pasirinkimas, duomenų bazių valdymas, paskirstytos sistemos, kas atsiranda kito daiktų internetas ir duomenų perdavimo technologijos ir tinklai. Tai va čia yra tas modulis, kur jūs, nes įtariu, kad šį semestrą tikriausiai turit kompiuterių, tinklai ir architektūra, tai ten tinklų pakankamai mažai paliečiat. Tai šiuo atveju va šiame modulyje ir bus, kad jūs detaliau įsigilinsit į tinklus, jų valdymo principus. O su daiktų internetu, tai va ta bent jau man būdavo ta smagioji dalis, kai gali pasižaisti, kad kaip paimti įrenginį, kaip jį šiek tiek sukonstruoti pagal manualus ir priversti kažką daryti. Tai tarsi ta dalis link išmanių kažko, namų ar panašiai. Bet vėlgi nebūtinai čia įtariu bus ir apie duomenų mainus tinkle, nes tai irgi susijęs su pačiu daiktų internetu. Tada, jeigu žiūrėtumėm 7 semestrą, tai vėlgi čia rasit tų pačių dalykų kaip bakalauro darbas, teisė ir kompleksinis projektas, bet atsiranda ir specifiniai jum. Tai tarkim, interneto paslaugų tiekimas ir valdymas. Čia vėl susijęs su tinklais, bet labiau iš tos pusės, kad ten labiau buvo kaip valdyti, o čia labiau susiję, kad jums reikės įmonėje užtikrinti, kaip iš tikrųjų sklandžiai tiekti visą internetą. Vėlgi, apie tą modulį tikėtina, kad Arūnas netgi detaliau papasakotų, nes įtariu, kad pats ir rengia. Tai čia ta pusė vėl, kad administratoriui labai dažnai reikia tinklų išmanimo pakankamai gilaus, tai va turėsit dar vieną dalyką susijusiu su interneto paslaugų teikimu ir valdymu. Kita dalis, kad sprendimų rengimo ir agentinės technologijos, jisai šiek tiek siejasi su duomenų gavyba, tai yra vėlgi čia bus apie tas technologijos, kurios suteikia sistemoms išmanumo, kaip automatizuotai sprendimus priimti ir panašiai. Korporatyvinės IT sistemos, vėlgi čia labiau gilinsitės apie tų ne kažkokios įmonės, kurioje dirba, tarkim, 3 darbuotojai ir nei vienas iš jų IT specialistas nėra, bet jau apie didesnės įmonės, kuriuose naudojamas informacinės technologijas ir kaip būtent jas reikėtų valdyti. Ir procesų automatizavimas, tai tas tikėtina, kad daugeliu žinomas pagal trumpinį RPA, kad robotizuotas procesų automatizavimas, tai irgi taip, kaip automatizuoti procesus. Vėlgi, tai gali būti susijęs su tuo, kad jūs patys rašysit kodą, tik tai tas kodas priklausys nuo kokią technologiją naudosit, arba naudosit tam tikrus sprendimus, kuriuose nebūtinai reikės daugiau programavimo, labiau automatizavimo pasirinkimo įvairių, nes šiuolaikiniai administratoriai, jie stengiasi susikurti įrankius taip, kad kuo mažiau reikėtų patiem to fizinio rankinio darbo. Svarbiau paleisti kažkokį skriptą, žinoti, kada ką paleisti ir panašiai. Tada 8 semestre turėsit informacijos saugos valdymą. Tai vėl, tą, ką 5 studijuosit, bus labiau apie pačią kriptografiją ir kas yra informacijos sauga, o čia jau labiau apie tą valdymą, kaip esant organizacijų užtikrinti, kad visi vartotojai laikysis vidaus politikos, kaip užtikrinti tam tikrose sistemose saugą ir panašiai. Duomenų centrai, tai bus būtent apie duomenų centrų aptarnavimą ir ten kokios technologijos naudojamos ir tie patys bendri dalykai bakalauro darbas ir duomenų gavybos pagrindai. Tai va iš tokių maždaug dalykų susidės jūsų studijų programa, tikėtina, kad nebesikeis, nes dar mes ją šiek tiek vis pamodifikuodavom, kad labiau atitiktų rinkos poreikius, tai jums jau lyg ir turėtų taip nusistovėti. Tai va iš to, ką papasakojau ir ką prieš tai jau užsiminiau, kad susidarytų grupė studentų, tai atitinkamai ir specializacijai reikia 15 studentų. Jūsų sąraše yra mažiau negu 30, netgi tuo idealiu atveju, jeigu 30 būtų, tarsi 15 jau taip irgi slidžiai. Dėl to padariau Moodle kursą, į kurį jūs įtrauksiu po šios vaizdo konferencijos. Ir ten matysit galimybę rinktis vieną iš 2 ir rodys pasirinkimą, kiek kurią specializaciją pasirinko. Tai irgi siūlau, nebijokit iš pradžių klausti, kad tikrai įsigilintumėt, o kas jums labiau patinka, ką norėtumėt rinktis.
O po to, kai jau pasirinkinėsit, irgi nebijokit tarpusavį pasidiskutuoti. Tarkim, pernai buvo vienas studentas, kuris norėjo fintecho, kiti norėjo informacinių technologijų valdymą, tai jie ne tai, kad su pykčiais, kad ne, tu rinkis tą, bet padiskutavo tarpusavį, apsitarė ir jis perėjo į tą. Irgi būtų gerai, kad tarsi jūs visi pasirinktumėt vieną. Tai va, į tą kursą įtrauksiu. Ir oficialaus termino mums dekanatas dar nedavė, bet būtų idealu, jeigu iki gruodžio pasirinktume. Tai va čia ir įrašiau, kad lapkričio 29 ten išeis po 2,5 maždaug savaitės, sekmadienį, kad bent jau tą pirminį sprendimą tikrai būtumėt priėmę. Tai dėl to, ką aš šnekėjo, ką aš papasakau, gal dabar turėsit klausimų. Ar irgi? Nu, aš gal paklausiu, o tai jeigu vienas, tarkim, kategoriškai nori į kitą sritį, tai jokių išlygų nebus daroma? Teoriškai ne, nes tarsi gaunasi, kad dėl to vieno studento ten koks dar, nu gal ne 10, bet apie 10 dėstytojų turėtų jam vienam dėstyti. Bet yra vienas kabliukas. Dabar šnekam tik apie būtent tą ITF grupę, bet dar yra ITFU ir ITFUC, tie anglakalbiai vadinami. Ten studentų nėra labai daug studijuojančių ir jų automatiškai neišeina jūsų srautų sujungti, nes kalba kita. Tai yra tikimybė, kad jeigu jūs, tarkim, pasirinktumėt vieną specializaciją, o jie kitą, tada pereiti, tarkim, iš jūsų kažkam pas juos, nes studijuoti anglų kalbą įtariu, kad daugelį iš jūsų nebūtų taip labai sudėtinga. Tuo tarpu tiem anglakalbiam pereiti į lietuvių jau gali būti daug bėdų. Tai va čia vienas iš tų backup planų, kurie aš visą laiką turiu, kad jeigu taip išeitų, kad vieni vieną pasirinks kiti kitą, jūs galit keisti grupės. Kadangi dalykai buvo visi tie patys, skiriasi tik dėstymo kalba, tai problemų dėl to turėtų nebūti. Plius vėl dabar čia tik tai iš fantastikos srities, teoriškai galėtumėt pasiimti akademinių, palaukti metus, bet nežinot, gal kitais metais vėl nesusidarys. Tai čia tas slidi dalis, dėl to ir sakau, būtų gerai, kad dar tarpusavį padiskutuotumėt, jeigu kils klausimų kažkam tai. Nes pernai va, tas vienas studentas, jisai tiesiog blaškėsi, nebuvo tikras ir gavosi, kad nei vienam nebuvo nuoskaudos, kad nesusidarė kita specializacija. Nors jų buvo 2 grupės ir jie galėjo 2 rinktis. Tiesiog visi kažkodėl nenorėjo iš tų metų. Tai yra tiksli data, iki kada reikia, kad mes taip tarkime, apsispręstume, kad norime į tą būtent sritį. Dažniausiai pasako dekanatas ir jisai kol kas dar nepranešė ir aš pasižiūrėjau pernai. Pernai mes darėm vasario pačioj pradžioj, nes buvo pasakyta, jeigu vasario, ten man rodos ar 5 kažkas tai tokio. Tai nesinorėjo šį sykį nutempti, tai va aš jums siūlau, kad preliminariai jūs pasigalvokit iki lapkričio 29, kad bent, jeigu ne tą, tai tą. O po to galėsit dar keisti iki tol, kol dekanatas pasakys, viskas jau dabar fiksuojam tą galutinį rezultatą. Turiuomenį, jeigu jūsų pasirinkimas bus Moodle aplinkoje, tada nereikės vėl greitai visų suburti, aiškinti, kaip svarbu, kad jeigu ką jau būsit įsivedę. Tai va, įtariu, kad irgi turit šį semestrą, o kito semestro pradžioj, kadangi jau tada prasidės visi tie krūvių skaičiavimai, planavimai kitiem metam, tada jau pareikalaus, kad būtų pilni sąrašai. Jeigu neturit klausimų, tada darysim taip. Aš vakar, ne dėl to, kad neturėjau ką veikti, bet nutariau, kad reikia patikrinti, ar tą, ką išgirdot, įsiminėt ar ne. Įtariu, kad per anglų kalbą kažkurią tai naudojat tokį įrankį, Kahoot. Naudojat, nenaudojat? Gal per anglų kalbą ne, bet naudojam, taip. Tai va čia mintis, kad jūs turėtumėt nueiti į tinklalapį kahoot.it. Liktai taip. Ir jums paprašys įvesti tą PIN kodą. Tai PIN kodas va bus čia viršui. 2523151. Nes čia mintis, kad žaisim, atsimenat, neatsimenat, kad būtų įdomiau žaisti, davė man daugiau, nors ir nedidelį maišelį, bet suvenyrų. Tai tas, kas daugiausiai surinks balų, čia balai skaičiuoja, su to po to suderinsim, kaip gauti tą maišelį. Nes ten, kiek atsimenu, buvo užrašinė, puodelis, tušinukai, kažkas tai tokio.
Dabar nežinau, kiek laukti, 4, aš tiek žaidžiančio. Maždaug 3 prizinės vietas jau yra, kas pasidalins. Šeši. Nenori žaisti? Jūs nutarkit, kada jau nebelaukti kolegų, kada jau fiksuoti. Įtariu, nes čia nekreipkite dėmesio, bet būna tas toks, gal nėra ką veikti, ką nors prisigalvoja. Tai maščiau, negi aktyvioji Marija nedalyvas, bet įtariu, kad jinai yra MK. Žaidžiam? Panašu, kad jau visi susirinko. Ai, dar. Įtariu, kad Matas 2 kartus bandys. Ar 2 matus turit? Ai, 2 matus turit. Kas pavėlavo, pavėlavo. Tai va čia, jeigu atsimenant, kaip pradėsiu, gausit klausimą, čia rašys ekrane jums šėrinamam atsakymus, o jūs jau savo įrenginį turėtumėt vieną iš tų atsakymų pasirinkti. Ten atsakymai bus tik tai spalvos, neberašys tų pilnų, bet kaip nors. Tai va su klausimais, dabar net neatsimenu, ko klausiau. Kokiu iš šių gebėjimų pačios svarbiausios fintecho sričiai? 20 sekundžių turėsit arba tol, kol visi atsakys. Ir kiek atsimenu, balus skaičiuoja pagal tai, netgi kas greičiau atsakė, ne tik tai teisingai, neteisingai. Ir tie, kas manėt, kad finansinės srities išmanimo, tada tarsi turėtumėt į kokią nors finansus studijuoti ar panašiai. Tai va, aš parašiau dar nežinodama, ką šnekės pašnekovai mūsų, bet panašu, kad atspėjau, nes ir pas patį Justiną girdėjau, kad svarbu domėtis ir visą laiką sekti. Nes tas pats fintechas tai ir yra, kad tarsi perėmamas naujos IT technologijos ir bandoma pakeisti egzistuojančią tą finansų sritį. Tai pusę atsakėt, pusę neatsakėt ir tie, kas į šį klausimą atsakėt, čia tokį man. Tada su antru tas pats, apie kas apima va tą informacinės technologijų valdymą. Rašybos klaidų palikau. Na gerai, čia net neturiu ką pasakot. Tada iš kokios įmonės, nes nutariau pasižiūrėti, sekėt ar nesekėt, Justinas buvo tas pirmasis. tą klausimą sugalvojau dėl to, kad pati laikas nuo laiko netaip pasakydavau pavadinimą. Ne. Tai va, aš irgi dažniausiai sakydavau finolitą, o pasirodo finolitą. Tada tas panašus klausimas, bet ne visai, apie Blue Bridge, iš kurio buvo Arūnas Šaltis. Kad kurioj šaly buvo įsteigta ši įmonė. Vėlgi, Blue Bridge'as turi netgi ten Blue Bridge Group yra, netgi atskirus padalinius atsakingi už skirtingas sritis. Ir kaip tik pirmakursiam jie neseniai, rugsėjo pradžioj paskaitą pasakojo, tai jeigu norėsit, galėsiu irgi pasidalinti. Tai va čia, kur daugelį, dėl viso ko, jeigu yra Arūnas, tai gal patikslins, bet kiek aš žinau, tai lietuvių įmonė, kur Lietuvoje įsisteigė, tiesiog pavadinimas angliškas. Tada, ką čia dar pridėjau? Kas yra duomenų centras? Apie tai kaip ir nešnekėjom, bet iš principo, kaip įsivaizduojat, kada šnekam apie duomenų centrą. Netgi prie dalyko specialiai stengiausi daug nepasakoti, nes vėlgi tai gali dažniausiai siejasi su duomenų bazėm, su galingais kompiuteriais, su patalpom serveriniam ir su debesų kompiuteriai. Ja, ir tas dalykas, kur ten buvo apie duomenų centrus, tai nereiškia, kad jums aiškins apie pačių patalpų įrengimą, labiau bus apie ta dalis, kaip palaikyti visą infrastruktūrą, kaip valdyti tai, kas yra duomenų centre. Tada, kaip nusakytumėt, kas yra blockchain, jeigu domėjotės? Nes žinot, kad dažniausiai blockchainas naudojamas kriptovaliutose, sumanus kontraktai su jais daromi, netgi dalį to galit mokėjimuose.
aprašyti maišos funkciją, kai turit hash reikšmes ir jos susiję vieną bloką su kitu. Tai va, ši dalis, ten irgi, kaip sakiau, prie tų elektroninių operacijų sistemų, tai dažniausiai va, tas blockchainas naudojamas tose srityse, bet iš tikrųjų pati technologija, tai ten yra tik maišos funkcijoms susieti tarsi blokai, o kur pritaikysit jau nuo jūsų ir priklauso. Tada ką čia dar? Specializaciją išmanyti, ar reikia debesų kompiuterį, ar nereikia? Su tuo būtina, aš irgi mąsčiau, ar rašyti būtina, tai nebūtinai bus ir tokių pareigybių, kur jums nereikės išmanyti pačios debesų kompiuterijos, kažkas kitas tą išmanys, jūs, tarkim, ten būsit atsakingi tik už integracijos sprendimų programavimą ar to pačių finansinių sprendimų valdymą, tai nėra, kad būtina, bet dažniausiai pageidautina. O tas, kad nereikia, tai dažniausiai irgi didžiąją dalim bent suvokimą reikėtų turėti. Tai apie informacinių technologijų valdymą reikia programavimą išmanyti. Nes irgi, kaip atsimenu, to programavimo gali būti skirtingo. Ir jeigu atsimenu, Arūnas apie tai irgi šnekėjo. Kad su tuo būtina irgi gali būti sprendimų, kad jūs nebūtinai naudosit patį programavimą, tai irgi pageidautina. Čia toks slidus, kad visiems reikėtų IT studentams žinoti programavimo pagrindus bent jau, bet pačio IT valdymo gali būti, kad bus pareigybių, kurios nereikalauja programavimo, tik tai būtų gerai, kad žinotume. Ir paskutinis klausimas, ar jau žinot maždaug, ką rinktumės? Tai ar fintechą, ar informacinių technologijų valdymą, ar dvejojat, ar nieko nežinau, pradėsiu galvoti, kad nors vėliau. Na gerai. Tai pagal tai, kam atiduosiu maišelį, tuo nesikiau. 3 vietą užėmė, ne 1, 2 vietą Urtė, o 1 garsą išjungiu. Matas, tai gal atsiminsiu, bet irgi dėl viso ko po to bus mano kontaktai, tu gal parašyk man laišką ir aš tada laiške suderinsim, kaip atiduosiu prizą ar panašiai, nes dabar per karantiną sudėtingiau tą daryti. Ir aš dabar Klaipėdai dar esu, tai man ypač sudėtinga. Bet viena iš tų išeičių, kai aš mąsčiau, kaip atiduoti, tai buvau sumaščius, kad tu galėsi man parašyti, tarkim, adresą arba kokią nors paštomato adresą ir galėsiu pasiūsti. Tai suderinti paštu. Nieko čia labai įmantraus, bet pažadėjau, tai atiduosiu. Tai va ta dalis apie patį fintechą ir informacinių technologijų valdymą. Jeigu turit klausimų, tai nebijokit, galim grįžti prie tos diskusijos. Ir dėl pačių klausimų, žinau, kad kai kurie tokie sukti buvo nebūtinai tikslus atsakymas, bet kaip ten yra? Mano prizai, mano klausimai. Tai ką nors klausit, ar galiu toliau pasakoti apie ką dar turėsit šiemet pasirinkti be specializacijos? Tai gal pereinam tada prie laisvo pasirinkimo. Gerai. Tai čia labai trumpai. Esmė ta, kad nežinau, gal netgi dabar jau rodo, bet jeigu nerodo, tai tikrai rodys jau kokio sausio pabaigoje. Jums per mano VGTU reikės pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus. Netgi 2 jūs rinksitės. Vieną rinksitės 5 semestrui, tai 3 studijų metų rudenį, o kitą 3 studijų metų pavasarį. Tai va ten bus 5-6 semestrai. Ir jūs gausit sąrašą mano VGTU labai platų, viso universiteto, visi siūlomi dalykai. Tai nebijokit irgi rinktis tai, kas jums įdomu ir kur, nes vėl, taip iš statistikos dažniausiai studentai renkasi fizinis aktyvumas ar panašiai. Tai irgi nėra blogai, kartais reikia. Tai ir rinksitės tą, kas jums aktualiau. Tai tie, kas tikrai, tarkim, domitės labiau tą vadybinę pusę startuoliais, tai pavyzdžiui, rasit prie verslo vadybos fakulteto apie startuolių kūrimą, ten irgi iš įmonės ateina.
Tarkim, yra dalykų apie meninę raišką, yra dalykų apie IT, bet jų šiek tiek bus mažiau. Tai vėlgi, nebijokit rinktis ir vėl atsiranda tas bet. Kartais būna, kad, tarkim, tą laisvą pasirinkimą pasirinko tik kokie 5 studentai. Vėl nesusidaro 15, nes dažniausiai būna, kad nuo 15 iki 30, kai kuriuose daugiau galima priimti studentų. Tai tada irgi jums, kai jau pasibaigs pasirinkimas, praneš, kad nesusidarė šis dalykas, prašom pasirinkti vieną iš kitų egzistuojančių. Irgi, tarkim, šį semestrą yra keletas studentų, kurie ateina jau 2 ar 3 savaitę ir pasako, kad va, ten man nebesusidarė tas dalykas, gal galiu jūsų pereiti. Tai irgi galima keitinėti, bet tas turėtų būti semestro pačioj pradžioj. Ir kartais po to su keitimais būna bėdų, kad, pavyzdžiui, priima 30 ar ten 60 studentų ir jau visos vietos užimtos, tada tarsi irgi nebėra kur. Tai va, su tais pasirinkimais nebijokit irgi, kai tik tai pradės mano VGTU rodyti, pradėti rinktis, ką norėtumėt iš jų studijuoti ir panašiai. Tai va tas, o kita dalis, ką reikės rinktis, jau kitą semestrą turėsit atlikinėti gamybinę praktiką. Tai jau kiek atsimenu, kažkas iš jūsų vaikščių ir jau pradėjo ją vykdyti, nes susiderino su įmonė. Irgi teoriškai galit jau ir dabar nelaukti, nes praktika prasideda jums bus kitą semestrą, tai jinai bus, įtariu, kad per visą gegužės mėnesį, jeigu gerai, gegužės mėnesį jums bus sesija ir birželio mėnesį jūs tarsi praktiką 1 mėnesį atlikinėti, nes tai turėtų būti 160 valandų atidirbtų įmoniai. Tai jeigu nutarsit, kad jūs norit, tarkim, ne va per tą mėnesį, kai studijų nebėra, o dabar atlikinėti, jums neišeis per 1 mėnesį atlikti, nes yra įstatymas, kad jūs negalite tarsi pilnų krūvių dirbti, dar turit pasilikti ir studijom. Tada turėtų jūsų praktika vykti 2 mėnesius. Tai va čia pati mintis yra tokia, kad vieną praktiką turėsit šį mėnesį, tai dar tiksliau ne šį mėnesį, ateinantį pusmetį, tai jūs dar galbūt nesat iki galo apsisprendę kokios tipo specializacija, tikėtina, kad eisit į tokias bendresnės IT įmonės, nes tai turėtų būti susijęs su IT, neturėtumėte eiti ten į virėjus, padavėjus ar panašiai. O jau kita praktika bus kitų metų pavasario semestre. Tai va tada jau gausis, kad jūs specializaciją pradėjot studijuoti ir tarsi einat būtent į tokio profilio įmonę, kuris siejasi su jūsų specializacija. Tai čia pačios informacijos labai daug nepateikiau, bet mintis bus, kad jūs turėsit pasirašyti trišalę sutartį. Jūs priimanti institucija ir universitetas. Pagal tą sutartį būtent įmonėje jums paskirs dažniausiai vadovą, kas jūs koordinuoja, o katedrui būtent vadovas bus administratorė Renata Karbauskienė. Ir vėliau grįžę arba gaunat, tiksliau, tikėtina, kad gausit iš įmonės atsiliepimą ir trumpą ataskaitą parengsit, ką ten darėt, ką išmokot ir panašiai. Tai būtent jie irgi katedra. Tai va, išsamesnė informacija apie praktiką, kas, kaip, kur, kokie dokumentai, ką pildyti, rasit šiuo adresu, būtent į VGTU tinklalapį. Gerai, dėl viso ko atidarysiu. Nukreips, kur va ir bus visos formos ar panašiai, ataskaita, kaip pildyti ir taip toliau. Būtent visa informacija, kurios tikėtina, kad reikės. Jeigu kiltų klausimų, tai gali tiek man rašyti, tiek būtent Renatai Karbauskienei arba tiesiog katedrai ir pasitikslinti, kas kaip kur. Tai vėl, iš tų tiek su laisvai pasirenkamų, tiek dėl praktikos, tiek dėl specializacijų, nebijokit, jeigu turėsit klausimų rašyti. Užsuk dabar sudėtingiau, nes universitete beveik nieko nebūna, bet jeigu parašysit, tai galėsim netgi irgi suderinti papildomą, tarkim, jums kokį nors ten vaizdo konferenciją ar taip toliau. Aš nieko prieš konsultuoti ir aiškinti, nes norėtųsi, kad jūs iš tikrųjų išsigrynintumėt, suvoktumėt patys, kur labiau linkstat ir pagal tai rinktumėt. O ne tik tai, kad pasakė Jonas Jonaitis, kad tą rinksis, tai aš eisiu iš paskos. Tai šiandien dar ką nors aptariam. Jūs sakėt, kad kai atlieki tą praktiką įmonė reikia paruošti ataskaitą, o kam čia tą ataskaitą pasakosi? Ta ataskaita jūs katedros administratoriai nešit ir jinai dažniausiai paklausinėja. Dar be tos ataskaitos, kad maždaug ką darėjai, ar pasiūlė pasilikti ir panašiai. Nesudėtingai ten klausinėja, bet būtent administratoriai nešit. Nes kitą semestrą, jeigu tvarkingai atlikinėsit praktiką, tai būtent jūs
su Renata ir bendrausit. Tiek sutartis pasirašinėsit su jie, tiek ataskaitas priiminėsit, jinai bus už praktiką atsakinga. Šį semestrą, kadangi dar irgi tik tai pavieniai studentai taip daro, tai jinai dar jums neprisistatė oficialiai, nesupažindino, bet kadangi katedros administratorė, tai va į katedrą kreipkitės, suderinsime. Supratau. Matyt, čia tu buvai, kur vaikščiai su parašais. Šitą parašais, tai ta prasme... Kur jau susiderinai praktiką? Ne, čia ne. Nes vienas studentas iš IT studijų programos susiderino, bet pamiršau vardo paklausti. Ne. Tai aptariam, ką nors dar šiandien, ar palieku jūs galvoti? Tai gal dar mes pagalvosim dar šiek tiek ankstokas susidaryti tokią galutinę nuomonę.